Tai šiuo pasiūlymu siekiama suteikti Lietuvos žmonėms galimybę pareikšti savo nuomonę dėl teisės atsiskaityti grynaisiais pinigais, apsaugos ir jos įtvirtinimo Konstitucijoje. Kalbama ne apie vieną iš daugelio mokėjimo būdų, o apie žmogaus teisę savarankiškai disponuoti savo teisėtai uždirbtais turimais pinigais, nes nepriklausomai nuo technologinių sistemų, finansų tarpininkų ar kitų išorinių aplinkybių. Grynieji pinigai yra vienintelė mokėjimo priemonė, kurią žmogus gali naudotis tiesiogiai, be banko, mokėjimų platformų, interneto ryšio ar elektros energijos. Jie užtikrina didesnį finansinį savarankiškumą, privatumą, apsaugą ir atsparumą įvairioms krizėms. Sutrikus elektroniniams sistemoms, įvykus kibernetiniams atakoms ar techniniams gedimams, būtent grynieji pinigai tampa patikimiausia atsiskaitimo priemonė. Todėl jų reikšmė yra ne tik ekonominė, bet ir susijusi su nacionaliniu saugumu bei visuomenės atsparumu. Konstitucijos nuostatomis įtvirtintos svarbiausios visuomenės gyvenimo taisyklės. Būtent grynųjų pinigų naudojimo užtikrinimas turėtų būti priskirtas prie pamatinių laisvių asmenims, kad būtų galima jausti saugiai ir užtikrintai, nepriklausomiems nuo technologijų ir asmeniškai priimantiems sprendimus už savo turimą turtą. Grynieji pinigai tai konkrečiai asmeniui priklausantis turtas, tad neturėtų būti nustatyta kokią formą ir kaip tuos pinigus naudos. Asmens laisvė rinktis, ar norima atsiskaityti grynaisiais ar ne. Pastebima tendencija, kad grynųjų pinigų atsiskaitimo laisvė vis labiau ribojama, įvedant limitus, perinant prie elektroninių operacijų ir net iš viso atsisakant grynųjų pinigų priėmimo. Todėl būtina užtikrinti, kad tai būtų nekeičiama ir nedaloma apsauga, įtvirtinanti tai Konstitucijoje ir užtikrinant stabilę apsaugą. Grynieji pinigai – viena iš nuosavybės rūšių, apimanti nuosavybės neliečiamumą, kuris įtvirtintas Konstitucijoje. Tačiau laisvė atsiskaityti grynaisiais pinigais vis siaurinama ir labiau ribojama. Siekiama įgyti didesnės institucinės kontrolės ir mažinti atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Todėl grynieji pinigai tampa ypatinga nuosavybės forma, kurios apsauga būtina išskirti ir apsaugoti kaip pamatinę vertybę. Įtvirtinus teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais, įtvirtinama teisė naudoti savo pinigais tiesiogiai be tarpininkų. Grynieji pinigai leidžia disponuoti savo turtu nepriklausomai nuo bankų, elektros, internetų ar skaitmeninių platformų. Taip pat grynieji pinigai būtina atsiskaitimo forma vyresniems žmonėms, kurie ne visada gali pasinaudoti technologijomis ar kitomis atsiskaitimo formomis. Šią apsaugą būtina užtikrinti konstituciniu lygiu, nes įtvirtinus įstatymiškai nebus suteikiama pilna apsaugos forma. Įstatymus lengviau keisti ar riboti, o Konstitucijai įtvirtintos teisės suponuoja stabilumą ir stipresnę apsaugą. Bendra Konstitucijos samprata nuosavybė neliečiama. Tačiau susidurime ne su grynųjų pinigų neliečiamumo problematika, o būtent su savo nuosavybės disponavimo ribojimu. Grynųjų pinigų paskirtis prekių ir paslaugų pirkimas, tačiau ribotas jų naudojimas ar net atsiskaitimas grynųjų pinigų tiesiogiai riboja asmens laisvę naudoti savo turtą savo reikmėms. Vienas iš punktų, kas buvo paminėta ir darbotvarkėje, tai nesiekiama stiprinti garantijos stipresnės garantijos neįgaliojančios Konstitucijos 23 ir 46 straipsnių nuostatos. Siekiame lygiagrečios apsaugos, pažymint, atskiriant ir įtvirtinant svarbę ir išskirtinę nuostatą dėl grynųjų pinigų atsiskaitimo, užtikrinimo kaip pamatinės laisvės įtvirtinimo. Svarbu pažymėti tai, kad siūloma nuostata neprieštarautų ES teisei. ES pripažįsta grynuosius pinigus teisėtą mokėjimo priemonę, o valstybės narės turės diskreciją reguliuoti atsiskaitimų tvarką savo nacionalinėje teisėje. Todėl konstitucinis įsipareigojimas užtikrinti galimybę atsiskaityti grynaisiais pinigais pats savaime nesukurtų kolizijos su ES teise. Atsižvelgiant į Teisės ir teisėtvarkos departamento išvadą, nesutinkame su nuostata, kad tai nedera su Konstitucijos kaip visuomenės sutarties su ir aukščiausios teisinės galios akto prigimtimi, paskirtimi ir stabilumu ir priklausimu nuo eurozonos ateities sprendimų. Negalime priklausyti nuo ateities sprendimų ir spėliojimų dėl būsimos situacijos.
Problematiką reikia spręsti remiantis dabartinę situaciją ir siekiu užkirsti kelią iškylančiomis grėsmėmis. Manome, kad tai yra teisinis būtinumas užtikrinti grinųjų pinigų atsiskaitimą. Pažymime, kad Konstitucijos 22 straipsnėje būtent kas turės tam tikrų klausimų ir teiks, kad dabar nėra ribojami atsiskaitimai grinaisiais pinigais, tai vienas iš pavyzdžių. Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas, tai yra Konstitucijos 22 straipsnis. Tačiau šio straipsnio antra dalis detalizuoja ir išskiria, jog pokalbiai telefonu, susirašinėjimai taip pat neliečiami, nors tai ir patenka į pirmos dalies sritį, tačiau detalizuojami svarbesni aspektai. Tokiu pačiu principu ir įtvirtinama nuostata dėl teisės atsiskaityti grinaisiais pinigais. Patenka į nuosavybės neliečiamumą, bet ji yra itin jautri, reikalinga visuomenės atžvilgių, todėl išskiriama ir atskirai detalizuojama. Konstitucinio teismo aktuose pažymėta, kad Konstitucijos 9 straipsnio 1 dalies nuostata neužkerta kelio rengti patariamąjį referendumą, jeigu būtent toks yra inicijuojamas. Patariamasis referendumas rengiamas sprendžiant svarbius valstybės ir tautos gyvenimo klausimus, kuriame piliečiai turi galimybę išsakyti savo nuomonę svarbių klausimų. Tai pradinis žingsnis, parodantis, ar reikalingi tolimesni veiksmai dėl Konstitucijos keitimo. Piliečių teisė išreikšti savo nuomonę svarbiais klausimais neturėtų būti suprantama kaip iškreipinti konstitucinę esmę ar paskirtį. Tai kaip tik kelias demokratijos link. Todėl siūlomo referendumo formuluotė pritariu, kad Konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymais užtikrina asmens teisę atsiskaityti grinaisiais pinigais. Ši formuluotė yra aiški, konkreti ir leidžia piliečiams tiesiogiai pasisakyti dėl pagrindinio klausimo, ar valstybė konstitucinių lygmenių turi garantuoti teisę atsiskaityti grinaisiais pinigais. Piliečiams nėra svarbu, kur ir kaip ši nuostata būtų įtvirtinta, ar prie kokio straipsnio prijungta. Piliečiams svarbu pati esmė ir dėl ko konkrečiai balsuojama. Tai yra dėl teisės atsiskaityti grinaisiais pinigais ir jų apsaugos. Ir pabaigai. Tautos suverenitetas yra vienas pamatinių Konstitucijos principų. Todėl piliečių teisė referendumu pareikšti savo valią svarbiais valstybės gyvenimo klausimais negali būti laikoma prieštaraujančia Konstitucijos prigimčiai ir paskirčiai. Priešingai, tai yra tiesioginė konstitucinio suvereniteto įgyvendinimo forma. Ačiū.